Nu tai ką, sveiki visi, Lietuvos ūkininkas, jūsų didžiuosiuose ekranuose. Nu tai ką, įkėliau video praeitą, mačiau ten surinkom belenkiek daug peržiūrų, tai labai ačiū Jums. Tai ką, šiandien yra sausio 1, tai visus su naujais metais visus sveikinu. Tai ką, parašykit komentaruose kaip, ar smagiai atšventėt naujusius metus. Aš tai labai gerai atšvenčiau, išaudėm ten fejerverkų, labai gerai. Tik aš juos švenčiau Kaune, o ne kaime, nes niekad gyvenime nebuvau šventęs Kaune naujų metų, tai išvažiavom su tėvais ir broliais ir sesėm į Kauną švęst naujų metų, tai labai gerai praėjo viskas, jo. Nu ką, šiandien vėl sugrįžtam prie statybų, prie supestų statybų. Tai už kadro labai nedaug pasidariau, to iš jūs gražiai blemba. Ai, palaukit, dar nepapasakau. Aš buvau susirašęs, man vienas komentatorius parašė, ten nori mano, aš noriu tau padėti sudėti ant video, gerai. Priėmiau žį Messengerį, viskas perfect. Ir yra bėda ta, kad aš su juo labai ilgai chatinau, rašinėjausi ir tą mano video šitą, kur buvo įkėlęs šitas video, bet anas video, kur ten, kur sakiau, kūčios, taip toliau, tai jo. Tai tą video aš jam norėjau nusiųsti savo montuotojui, bet bandėm ir per Google, ir per YouTube googlinamės, kaip nusiųsti per kur per ką, bet neina, rodo visur tik iki 2 GB reikia siųsti, o pas mane video būna 3-4 GB, tai nes, jeigu turit kokių idėjų, per kur galima greičiau ir patogiau ir geriau nusiųsti video draugai montuotojai, tai galite prašyti būtinai į komentarą, žiūrėjau, laukiu, nes tiesiog per visur googlinamės, niekur neina, rodo per ilgi video, bandėm ir per Gmail, rodo irgi neina video per ilgas ir tiek. Tai jo, tai parašiau montuotojui, kad nėra per ilgiau atsiųst, tai bandysiu pas šį video įkelt. Tai jo. Tiek ir žinių. Tai ką, dabar eisim daryti sieną, tai ką už kadrą padariau, dabar galiu parodyti, ką aš už kadrą padariau. Nuleidžiam. Ai, be to. Galit, blėt. Galit būtinai į komentarus prašyti, ką jūs gavote šiais metais dovanų iš kalėdų senelio. Nes aš tai gavau labai stiprią dovaną, nežinau, gal atnešiu paskui parodysiu, jeigu nepamiršiu. Tai jo, bet žinau, kad pamiršiu, tai tikriausiai neparodysiu. Tai jo, už kadro pasibaigiau šitą vaizdą čia prie kūčias. Va, pasibaigiau šitą sieną. Čia uždėjau tokią juostą, kad mažiau kliubėtų. Tai čia 2 lentos ir čia 1 lenta. Uždėjau, čia užsukau juostą. Ir dar viršui susukau ne po cveką, bet tokiais stoginiais medaušiais. Pažiūrėkit, matot, va. Yra tos vibracijos, bet 100 metų, dabar dar turiu tokių mažų, bet yra problema, kad neturiu labai daug medienos, aš šiandien ką tik žiūrėjau, kad nelabai turiu. Tai turiu tik šitų jos tokių, man jos yra per trumpas, aš atsinešiu kitų ilgų. Jo, tai labai tikiuosi, meldžiuosi, kad man medienos tiek, kiek turiu, kad užtektų iki ten, kur užsibrėžiau, nes labai turiu medienos. Nu ką, tikiuosi šiandien pabaigsim tą sieną, šitą visą iki ten. Tada reiks. Ajo, dar va, pažiūrėkit, tik statybininkai turi žinot, tik statybininkai, ūkininkai gal. Nu jeigu ūkį tu pats daraisi savo namo sienas, tai tikrai turi žinot. Tai tik, gal kai kurie ūkininkai, tokiat kamerą sustrakau, ir statybininkai, tai čia turi žinot, kaip nupiešti, to atnešiu. Tikriausiai žinot, čia sakau ūkininkams, kurie žino, ir statybininkams. Tai tikriausiai žinot, statybininkai, ūkininkai, kas čia yra per daiktas. Aišku, aš jį išlankščiau biškį. Jis turi būti, va taip, va, kas čia tikrai
statybininkai, tu žinot, kas čia yra. Aš nesakysiu, bet jeigu žinot, būtinai parašykite į komentarus, kas čia per daiktas. Nes statybininkai arba ūkininkai, kurie daro savo namų sienas, kambarius, pertvaras, tikrai turi žinot. Tai, žinot, būtinai parašykite į komentarus ir gausit nuo manęs širdelę. Tai va su šitais dalykais. Aš jos pasiėmiau plaktuką ir aš jūs išlankščiau labai. Čia dar visas liko, reiks šitą irgi atlankstyti ir pažiūrėkit. Tarararam, mano durys apskardytos. Perfekt. Dar biškį trūko čia ir čia, tai čia gal užsibaigsiu dar vieną, aš tą turiu, tai šitą atlankstysiu ir čia uždėsim. O čia tai dar pabaigsim, bet po you just look at that. Yes, baby, pažiūrėkit, ant kiek just. Čia biškį apdegė, bet nieko. Sustokiniais varžtais susukau. Žiauriai gerai, aišku, gal kažkas mane išvadys debilo, bet įrys. Tai jau viskas, tik tiek ir pasidariau iš karto, daugiau nieko nedariau, nes ėjau švęst kūčias. Dabar parašykit man į komentarus. Jūs gauna dovanas kūčių vakarą ar kalėdų rytą. Bet aš tai gaunu kalėdų rytą, o mano draugai, kurie gauna per kūčias. Aš žinau, man nelabai per tos kūčias, nes joks tipo, kaip čia, tipo, oi, rytoj kalėdos, atsikelsim, eisim dovanas pakoto vakare. Išpakaut prie kūčių stalo. Gera dovana ir tiek. Gult, kada gausiu, kada rytas, greičiau, kad gaučiau dovanų, įdomu, ką gausiu ir taip toliau. Tai man tai geriau per kalėdas, ką žinau. Tai čia turiu tokių galukų, tokiausių, aš galvoju, kad jie man tiks čia, bet pasirodo, kad nahui mum jie netiko. Jeigu per mažai turėsim lentų, tai šitus galukus taip suksim, nes čia bus lentos, tai kiek bus, tiek bus. Ir prie šitų lentų suksim kažkur taip, tarkim. Va tai va kažkaip turėsim prisukti, čia liks tarpas, neliks jokio tarpo, dėsim, kažkur taip va. Kad galėčiau dėti trumpesnės lentas, supratot mane. Tai dabar, atsinešiu lentų, nes debilas pamiršau lentas atsinešti kaip visą dėlinį kartą. Ir jau pradėsim darbus. Jo, atsinešiu lentas ir tai sugrįšim. Tai va atsinešiu lentų, be lengvų, kur radau. Tai tikėkimės labai, kad jų užteks to parodo. Kur va tas stovas jau zaibal mane nahui. Kur aš pisu susprogdyti, reikėjo per nuveką. Bižiai, tai kuro tai negaliu nahui. Kurva prikabinau, sikausiu kuro stovų nahui. Kas turi parduoti stovą trikojį? Tai kurva, aš įskleidžiu iškart nahui krenta. Va, zaibys kuro, tiesiog zaibys. Palaukit, tuoj sustabdau video ir lemą negaliu pavargęs. Sustargysiu stovą ir tuoj grįžti. Tai va, plius minus sustarkiau. Tai turim tokių lentų, aišku, prie kamerą neužteks, tai jų ilgis yra 4 metrai, tai skaityk 4,5, tai 4 metrai 5 tomų, aš nežinau, iš kur šitas lentas gavo, bet tiesiog radau pasiėmiau nahui. Tai gal užteks, nes jos čia belia kaip per ilgos, tai tai vėl pasimsim piliukę ir vėl pėsiuosim eilinį kartą. Tai man dabar reikia atsimontuoti koks ilgis. Aš, nežinau, tą kamerą mane taip užpiso. Nei pasidėsi normaliai, tu nahu, padedi kurva krenta. Jop, tvojų rogės. Va dabar atsimontuosim šitą, va, nekrisk. Čia dar va biškiai liko nuo naujų metų, biškiais pagdinom bambiškis, bet mentus iškaitinė, ką mentų nebuvo. Tai kiek dabar čia turim, matuosim rusiškų būdų. Gerai, lenta. Bliat. Užsižymėt su seilim kaip visada. Gerai. Turim lentą. Ir bliat, čia taip ilgai tupo. Ir dar pusę lentos, čiki-piki. Jeigu neteisingai atmatavau, tai per kitam nujakui kursim laužą tada reiškės. Nes jo
Tai dabar galvoju, kaip čia jūs pasistatyt, kad matytut, kaip aš pisuoju, pjaunu. Tu nahu žemės, tai tokius nelygius. Gerai, va gerai mane dabar matot su pistas trikojais, negaliu, kur aš degsiu, susprogdysiu paėmęs, kur šį dieną. Nuleidžiam, va. Blet, ką aš ir matot. Va. Matysit, aišku, kad nematysit. Ai, su tom kamerom, kur va tai. Didžiausias kur bybis. Ką padarysit? Tai užsižymėjom, kad čia kažkur reikia kelt. Blet, negaliu nahu užpisu. Net nėr kaip pjaut, kur pasidėt. Gerai matot? Nelabai blet matot per mane. Tuoj palaukit, įstatysim, kad ir jūs matytot. Dėl šitiek peržiūrų, tai pizdiec jau čia. Vos ne. Jau subscriberiai matau kylo. Nu. Matot? Reiks piliukę gal stačipam. Lauke tai žinokit, oras tai pasaka ir vėjas, ir lyja. Pizdiet ne žiema, o pavasaris. Tai kas bus kitais metais? Žiema, vasara? Pizdiet. Nu, bent rodo penktadienį, šeštadienį sniegą man. Tai -5 dar žadu, tai žinau, pažiūrėsim kaip greitai pjovė. Blet, atrodo, kad man bus per trumpa. Tikėkimės, kad net toj pamatuoju. Paseimu kamerą. Eik tu nakai. Pizdatai, eik tu tai čia. Jop, tu vajų rogis. Nu, spėkit ar. Blet, tripodą reikia. Taigi kurva. Va. Nesąmonė. Kažkas buvo. Something wrong I can feel. Bletai. Ai va. Va, o kurmė piški per daug. Va. Aš naktą atribuotą kaip pišiu kūro žemę. Blem pavargau biški. Kur čia biški, ble, daug. Va. Nu žinokit. Blet. Matosi, kad gerai matematiką išmokęs. Žiauriai gerai Blet, ta kamera kryva. Žiauriai gerai išmatavęs. Perfect. Nu. Žiauriai, dabar tai stvekais tik pišim bam. O ant galo į tokią juostelę. Bet dabar pišiu iki namų atsigert, biškį pailsėsiu, nes atsikėlęs blemba nuo 10 lauke savo. Ir mamai pienų atnešiau, ir mamai malkų atnešiau, kad tu įsikurtų pečių. Tai dar lentas dar atsimečiau, jau po 11, jau beveik 12, tuo reikės atgult, nes jau matau, kad temsta lauke. Tai gal dabar atsigersiu, nes blembai troškulysimo. Pagirios, ne, ką ne pagirios.
Eisiu atsigert, tada ateisiu, prisikalsim šitą. Tai blemba, žiūriu į tos duris, nu man jos kažkaip... Kažnai nereiks man jų blemba kitų daryti. Nu, negaliu žiūrėti, nu tiesiog kaip koks bomžas, bet pasidariau šitas duris. Aišku, dar čia užsidės juostelį, čia viena. Ir dar gal iš šitos pusės čia viena. Nu, blemba, žinau. Aš tada jos man tokios susėdė labai. Aišku, susėdė. Va, taip tai būtų, tai jau tu jau rogis, bet dabar tai tokios susėdė. Nu, nežinau, gal reiks nusukt sykį dar. Taip, ištiesi tada juostelį privazgį, bet dabar tai laikinai tai nahui sueis. Juostelį, bet tai matot čia abybės, va. Jeigu sukeliu, tai ne, vis tiek, nu žodžiu, karai čia. Nu, kurva negaliu, na. Bet kas čia darė tas duris, bet neatsimenu. Nežinau, kad tas duris čia darė. Smeus turi gražiai to lygiai atsiremt, čia viskas turi eit. Bet karai čia pisim, čia juostelė ir... Kaip sakoma, nesaksim savo galvos, tai jau dabar karai čia, nu... Biškiai palisėsiu, nes jau belenkiek pavargęs. Ir... Atsigersiu, nes belenkai trošku grįžę, matai jau. Susitiksim, kaip grįšiu. Nu tai va, grįžau. Žinokit, pykit, nepykit, taip jau gaus, šį video čia ir pabaigsiu. Nes nesveikai pavargau. Tai reikia... Tas kurvas, nainas, nahu, nelankstysiu, kurva, tink. Tai jo, nepykit. Dabar, aišku, čia tik vieną lentą atpjovė ir video baigėsi, nu tai žinokit jau. Supraskit mane, galva skauda. Belenkai pavargau, dabar grįžau namo, atsisėdau. O, kaip gera atsisėst. Tai jo, tai šį video čia ir baigsim. Šitą lentą, nežinau, tikrai už kadro aš nieko nedarysiu, nes belenkai pavargęs, nebent rytoj gal filmuosiu video. Nežinau, neįsivaizduoju, bet belenkai pavargęs. Vakar iš vis užmigau 4 ryto. Nes grįžom iš po naujų metų iš Kauno namo 4 valandą užmigęs, 8 atsikėliau, mažai įsimiegojęs, 7 nugulti 8-9, atsikėliu po 4 ten biškis, ten taip plius minus kažkur, bet karai čia. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote video, komentuokit, ačiū tikrai tie, kad tie man padeda montuoti video, nori man tikrai padėti, nu bet nežinau net nei kaip, nei kur, nei kaip, nei kada. Tiesiog galvo neišneša, atpjau lentą, jau viskas, jau energijos neturiu. Tai labai ačiū žiūrėt, kad į video, ačiū labai žiūrėt, kad šį video. Tai būtinai palaikykit, pakomentuokit. Ačiū labai už tuos 200 šiam gal ar pėm kelius subscriberius. Tai siekiam 300 subscriberių ir bandysiu daryti kokį challenge'ą, nežinau, kažką sugalvojusiu. Bet dabar, nu, biškį nukrisiu miegot kokias 2-3 valandas ir eisiu gal video montuoti, neįsivaizduoju, tiesiog nežinau. Tai ačiū žiūrėti, kad video ir susitiksim kitam kartą. Ačiū, kad palaikot, tikrai gerų žmonių, tai ačiū jums labai. Tai nepamirškit spausti laiką, subscribe ir pakomentuoti. Čiau vyrai! Viso geriausio.